Sveiki visi, pamėginsiu šiandien savo įžvalgomis pasidalinti, pamastymais ir manau, kad tai visgi jums turės pamastymui, dar kartą pamastymui peno. Kas dabar, žiūrėkit, daroma pasaulyje dešimtmečiais ir šimtmečiais ir taip toliau, aišku, skirtingi tie dalykai. Yra keliama įtampa. Kodėl? Todėl, kad po to gražiai panaudoti tą energiją. Kur panaudoti? Čia jau atskiras dalykas. Netikite, imkim paskutinius mitingus, kurie buvo, nu jau buvo, čia jau skaityk prieš porą metų. Tai va, gavosi taip, kad tas užtaisas, tebūnie ten buvo 20 000 žmonių, aš ten taip pat buvau. Ir ką parodė visą tai, kad valdžia išsigando. Ko jiem išsigasti? Jie išsigando. Dėl to, kad užtaisas yra stiprus. Jeigu trumpai, laimingas žmogus skleidžia energetiką nuo 250 Hz. Įsimylėjęs žmogus, kada gyvena, tiesiog meilė trykšta, laimė trykšta. Žmogus nuo 528 Hz yra meilės energija. Tai va, kada žmogus yra piktas, niūrus, irzlus, jo virpesys yra 6 Hz, 8 Hz. Jeigu ten skausmas visą kitą, tokio lygio vibracijos gali būti ir žemesnis. Tai įsivaizduokit, aišku, ta energija žema, jos parazitams reikia, nes parazitai ją tik tais ir minta, aukštose virpesiuose jie negali išgyventi. Jiem tiesiog tai yra visi saugikliai šaudo, jie jokiais būdais negali gyventi tokiuose virpesiuose. Ir kas gaunasi, ir todėl jiems reikia žemo lygio virpesių. Kad būtų žemo lygio virpesių, reikia ir, kaip sakant, melžamų karvių, tokio lygio virpesių. Todėl yra, kaip esu jau sakęs kažkada, todėl yra gaminami žmonės, kad jie būtų nelaimingi, kad jų virpesiai būtų kuo mažesni. Ir tai va, dabar pasižiūrėkit viso pasaulio lygį, nes koks be būtų užtaisas, imkim, žemo lygio užtaisėlis, ne? Sveiko proto žmogui, sakykim, kuris 250 Hz turi, ar 150 Hz turi, jam tas tenais nedėmesio neatkreips, tai kaip šiukšlė, kur eini užmynį ir nueini. Bet kada tokių virpesių, sakykim, sukurkit, milijardą. Šiaip, manau, šiais laikais yra daugiau, jeigu, kaip dabar aiškina, 7 milijardai yra, tai įsivaizduokit, nepatenkintų yra, sakykim, kokie 6 milijardai. Ir net tie 8 Hz ar 4 Hz su 6 milijardais, tai yra žvėriškas skaičius. Būtent dėl to yra keliama įtampa. Kaip tą nugesinti? O vat lygiai taip, kaip buvo su Iraku. Ar atsimenat, kokiu pretekstu? Cheminis ginklas, brandolinis ginklas ten yra ir visa kita ten turi, jie turėjo ir įėjo. Ir iki šiol nei cheminio, nei brandolinio ginklo ten nerado, o sankcijos kažkodėl pritaikytos buvo tiek ir Irane, tiek ir Irake, tiek ir Libijoje, tiek ir 9 galybėse, visurgi vienas tas pats. Ir kas iš to gavosi? Aišku, jau ir taip, manau, čia išvadas gali daryti patys. Tai va, kam tai reikalinga? Tai yra kas toliau. Toliau matau, kad visgi pasitvirtina teorija, kad, man susidaro toks įspūdis, kad Kremlius su Vašingtonu dirba sutartinai. Kokiuose lygiuose, kaip, kas, čia kitas klausimas. Nes prezidentas yra tik tai karnavalinė figūra, kuri, aišku, kažką sprendžia, bet tai yra tikrai ne taip, kaip atrodo, kad yra vienas dievas, kaip sakant, ir jis vadovauja visur. Ne, taip nėra.
Čia yra klaida, klystkelis, nes yra iš tikrųjų visa grupė, pirmiausia, turi būti visa grupė žmonių, aišku, atsakingų, pareigas einančių, kurie, kaip sakant, kiekvienas rūpinasi savo, po to, aišku, visą tą daromos išvados pateikiama kaip kas kur, nu ir jau galutinė figūra jau, kaip sakant, sprendžia tą ar aną tą. Esmė kokia, dabar Amerika leido tolimo nuotolio raketas. Tai va, užteks dabar, sakykime, 3 raketas duoti Ukrainai. Net 3. Apie visą kitą nešneku. Tai čia yra čia yra finišas, tik tai finišas yra dugne. Ir čia jau praktiškai dugnas. Manau, sveiko proto žmonėms viskas aišku, kas vyksta. Ypač vat, tiek Ukraina, kas liečia. Ir dabar neberiai, kaip sakant, užtenka padėti raketas, pasakyti, kada paleisti. Ir jau toliau niekam nebrūpės. Ar tos raketos, net gal chlapuškės tuščios. Gal jose nieko nėra, tik tai, kad paleisti, kad pagazdinti. Bet to užteks, jeigu tuom gražiai pasinaudos kažkas ir Rusija, sakykime, teritorijai paims, kur nors ką nors pasprogdins. Ne raketų pagalba. Ten pakilo, gal numušė, gal nenumušė, gal tuščios tos raketos, žino, jokio skirtumo. Bet užteks tenais ką nors pasprogdinti ir pasileis tokia grandininė reakcija, kad jau tada, kas ką norės, tas tą darys. Visi tikriausiai sveiko proto žmonės tikrai žinot ir matėt įrašų ir analizių tiek ir amerikonų, tiek ir ne amerikonų, apie tai, kad BlackRockas, viena didžiausia pasaulio kompanija, kartu su Monsanto, jie jau yra, kaip perkeline prasme, sakant, lėtina padėję Ukrainoje. Tai va, ir kada, jeigu paleisti tokią grandininę reakciją, tai tiesiog visi vienu metu tiesiog pasidalins kaip kas ką nori. Tai yra kaip jau susiplanavę kas ką nori. Ir tai yra, tai būtų iš tikrųjų žiaurus žingsnis. Bet viskas link to eina. Ir aišku, paprasti, silpno proto žmonės pasirašys ant to, ką sako televizorius, nes religija tai yra vadovavimas avinų bandai. Čia tik mano samprotavimai, tik mano nuomonė, įžeisti tikrai nieko nenoriu, bet jeigu žmogus yra mąstantis, sveiko proto, tai jisai tą suvokia, kas kaip iš tikrųjų yra. Mes kas esame? Nuo senų senovės mūsų protėviai ką sakė? Mes esam dievų vaikai. Ne avelės, ne avinai, ne asilai, ne banda, ne da kažkas. Mes esam dievų vaikai. Ar sakykit, Dievas, kaip tėvas, specialiai paims ir padarys vaikui blogą? Ar padarys, sakykime, sukurs blogį, tą velnę kažkokį tai ten, kur nieks nemato ir taip toliau, bet, ar tėvas eis savo vaikam kenkti, taip pasakykime. Tai va, čia prasideda logika, prasideda analizė ir sveikas protas. Taigi, dabar didžiausias klausimas, kada tai gali būti? Yra toks, tų, kaip čia pavadinkim, juodųjų magų, ten satanistų, šėtonistų, ten tokių garbintojų, nugarbintojų, visa tai yra parodija, bet yra kalendoriai, juodieji, kaip sakant, kuriais naudojasi ir pradeda, sakykime, karus ir baigia tam tikrų metų. Ar žinote tą dalyką?
jeigu aš atsimenu, klausiau ten ne vienur numerologų, ne tų, kurie ten su kortom žaidžia, bet numerologų. Ir jie visi deda labai paprastai, kad va, ten sudedant skaičius, gaunasi kombinacija viena. Ir kad pradedami karai ir baigiami yra ant tam tikrų skaičių. Dabar žiūrėkite irgi, net paėmus, kada Rusija įkėlė koją į Ukrainą. 22 metų, tai yra 2022, 02 mėnesio, liktai 24 dieną. Keista, kad ne 22, gal per daug dvejetų jau gautus. Tai va, irgi toks labai stebuklingai viskas, labai įdomu, kodėl laukia iki tada. Kitas dalykas, ar kas nors gali paaiškinti, kodėl su šiuolaikinė technika, su šiuolaikiniais pasiekimais, su viskuo šiuolaikiška, kur atidirbta yra kosminės technologijos, yra pasiunčiami su antikvariniais šautuvėliais žmonės. Šiuolaikiniuose karuose žmonių praktiškai nebereikia. Bet ta kas mato vyksta, kažkaip niekaip nesibaigia. Čia yra tiesiog jeigu žmonės masto, kad čia iš tikrųjų yra realiai šiuolaikinis su šiuolaikiniam technologijom karas, tai jiems tiesiog reiškia saugikliai per silpni, nes TV religija jiems neleidžia toliau pamastyti. Taigi, tokie mano supratavimai. Jei kam kilo klausimų, ar ką norit, kad kažką galų gale pabendrauti, aišku, turi būti dialogas, prašom, rašykit. Labai malonu, kad padedat patiktukus, nykštukus, nes pagal tai visgi man tai yra rodiklis. Vat paskutinis 5 patiktukai, tai stebuklas per paskutinius laikus. Man tai yra valio. Nesvarbu, kad ten nėra kaip ten pas kitus, ten 200–300 tūkstantis patiktukų. Nu ką, jeigu yra 5, tai yra sveikas protas, 5 žmonės mąstantis, kurioms patiko mano šnekėjimas. Tai man yra rodiklis. Tai va, jeigu tinka, parašykite komentarą. Tinka, nykštuką bent padėkit, jeigu nėra laiko. Tai va, ir kągi, siūlykit tas mintis kitiems. Iki.